Nu ką, atvažiavau į Krioklius su savo elektrinė boružėlė, 32 kilus nuvažiavau ir akumuliatorius įsikrovė tik tais 23%. Čia yra mano boružėlė, o saulė yra, jutiminė 37, bet gali būt, kad ir ant saulės 73. Aš ten gyvenu. Čia yra muzika, čia yra šiurpas, čia yra kosmosas. Absoliučiai. Čia yra kelias, kuriuo važiuoju. Tai yra nuostabu. O kaip būtų, jeigu nuostabiam rojaus grožio vaizde nebūtų statybinių atliekų išpiltų į vandenį? Raudonos plytos cementas, viskas yra pilama į jūrą, niekam nereikalinga tvarka. Kur geriau išpils statybinės ir visas šiukšlės, jeigu ne į tokio grožio vietą? Kur geriau? Pati geriausia vieta. Tai einame dabar mes su savim pirkti bilieto ir reikės žygiuoti. Kiek čia žygiuoti aš net neįsivaizduoju, bet esmė tokia, kad yra maršrutas nemažas ir saulė yra nemaža. Bilietas turėtų kainuoti 3,30 €. Važiuojam. Nu ką, bilietas kainavo ne tą, ką sakė GPT 100, o 200 000 dongų, tai yra 6,60 €. Reiškiasi, baho reiškiasi ba 3, ho kriokliai, 3 kriokliai. Pradedame įmą, dabar yra be 15 minučių 12. Iki Waitio Waterfall 1,5 kilometro, tai čia turbūt iki pačio pirmo. Ir čia yra pradžia. Visa ko pradžia, o kiekvienoj pradžioj prasideda pabaiga. Tokios mintys. Bet reikia eiti čia. Čia dar ne tas
reikia eiti toliau. Žodžiu, galima eiti čia keliukų gerų, arba galima eiti parašytą stream, bet turbūt turėjo omeny extreme. Spėk, kurio varianto aš eisiu. Tu! Nieko sau. Nu, nieko sau. Akmenys tai tokie kaip netikri, nes didžiuliai, bet jie tokie ir yra, didžiuliai. Pietryčių Azijoje viskas netikra, absoliučiai viskas, viskas kaip iš sapno. Ir duoda cikados, o cikados duoda stipriai. Tas garsas yra cikadų. Būtų įdomu pamatyti nors vieną, nes aš taip ir nemačiau jos gyvos. Jos gyvos ir nemačiau, bet čia jų yra daug. Bet aš vis tiek nematau. Kodėl čia taip juda? Kur jinai yra? Garsas tai labai stiprus, o pamatyti nelabai matau. O kur toliau ten? Palauk. Man reikia eiti į kitą pusę. Oho, o. O kaip aš pereisiu ten? Cirkas baigėsi. Labai didelis tarpas ten. Nemanau, kad aš jį peršoksiu. Arba čia gal galima peršokti. Ai. Nemačiau, kad yra kopėčios nuostabios. Opa! Visada reikia pabandyti, nepasiduot.
praeit pažiūrėt. Ir pasirodo yra už nugaros kopėčios. Yra čia paslauga ir užvežimo. Autobusiukų gali užvežti. Nežinau, ar iki to trečio krioklio, ar iki pirmo. Bet aišku, pirmiausia tai bus pirmas. Bus matyti, ar ten važiuoja. Veža su golfo automobiliukais. Kainuoja biški brangiau ant euro su centais, bet iš principo ryšim su to, kad skauda kelią man. Aš turiu kuo daugiau vaikščioti ir kuo daugiau apkrauti jį. Karšta nejuokingai, bet kenčiantiems dangus. Čia tai spėjau vagai yra kažkada upės. Gal ir užlieja, kai būna lietaus sezonas. Negali žinoti. Prieidinėjau kažkokią pavėsinę. Oi! Ar čia toj bus matyt, kas čia yra. Su šitais batais aš juos pirkau tik tam, kad Tailande važiuot su motociklu, kad jeigu krysiu, kad nagų nenurautų. Bet žiūrėk, jau praėjo kiek laiko ir norėjau planas buvo jos išmest. Decathlone už 13 eurų pirkau. Bet žiūrėk, kaip jie gerai vaikšto. Ir sukimba gerai. O man tik reikia į juos įlipti ir laikyti kojas. Ir jie viską padaro už mane. Man ir sau reikia eiti ten. Mes galim eiti pro čia. Tai va, nebrangus daiktas, bet jau dirba savo ne pirmą kartą. Ir ne antrą kartą. Kaip čia pasakius, stebina. Čia yra atrakcionas, jeigu sumoki 10 eurų, tai tau priklauso atrakcionai. Bet aš tiek eurų neturiu ir man atrakcionų nereikia. Ai. Biški šaka užgavo. Gal kada nors užgis. Nieko tokio. Exit from this way. Finished. Or where is the finish? Gal čia finish. Gal čia ne finish. Vanduo skaidrus. Prakaitas bėga. Aš bandau eiti čia, nors rodiklės jau yra dingusios. Nu, pažiūrėsiu, jeigu ką grįšiu. Nedaug čia ir eisiu. Jeigu pamatysiu, kad nėra. Kaip peršokti, čia neperšoksi. Bet čia kažkas ėjo tikrai 100 žuvytės. Nu ir kas iš to, kad aš ten pereinu? Ai, tada aš pereinu, jo. Aš jeigu ten pereinu, tada aš pereinu.
Žodžiu, buvau čia, o dabar atsidūriau čia, į Ohė. Pirmas krioklys 12, 13, 14, tai dar čia man biški lieka. Judam toliau, visas šlapias. Yra kaip yra. Tarpinė stotelė. Prasidėjęs kilimas, jau aišku, kriokliai taip ir neatsiras be sukilimo. Po biškį kilome su savim į viršų. Ką čia rašo? Va, mes esam čia. Ir einame toliau. Į Ohė dar čiučiut lieka iki 12 pirmas krioklys. Linksmoji dalis yra ta, kad kelias dingsta. Ir kelio jau čia kaip ir nėra. Yra tokie patys akmenys, kuriais aš lipau. Ir dabar visas kelias bus tokiais akmenim. Atrodo viskas labai galingai. Ir dar galingiau bus, kai užlipsiu iki trečio paskutinio krioklio. Yra ir kopėčių, ir virviečių, bet pas mane kojos kaip kopėčios ir rankos kaip virviečios. Judam į priekį. Be careful falling. Negali būt. Negali būt. Opa. Opapa. Opapa. Ho vienas. Čia pirmas krioklys. Pirmas krioklys, sakyčiau, vis tiek praeisiu, pasižiūrėsiu, bet kol kas įspūdžio nepalieka. Kaip bebūtų, lipsiu iki pačio viršaus. Laukiu, kol nusileis ir lipu pats. Pirmas krioklys iš arčiau, o dabar reikia leistis ten į apačią. Truputėlį statu, bet va, ten jau linksminasi. Būtų gerai nusimaudyti, bus matyti. Pirmas krioklys. Krioklys kaip krioklys. Nu ką, porą žingsnių statmenų į viršų ir jau yra antras krioklys. Vėlieka trečias, 50 metrų. Einu iškart iki trečio.
Second Lake, antras ežeras. Kodėl ežerai atvirkščiai skaičiuojasi? Ar ten buvo trečias, o čia antras? Toj bus matyti. Trečias 50 metrų, tai kaip čia? Antras. Einam viską įsiaiškint. Tu čia rimtai? Ai, čia nereikės per tą skylę lyst. Čia reikės biškį palipt. Lipu. Užlipau. O dabar yra štai toks tiltas. Ir tenais yra trečias krioklys, bet jisai tikrai nėra 50 metrų atstumų. Tikrai nėra 50 metrų atstumų. Viskas, trečias yra čia. Toliau ten rodo ženklas eiti draudžiama. Trečias yra pasiektas. Exit kur? O tai kur čia exit yra? Čia ką, bus galima ne pro tą patį grįžti? Žodžiu, va taip. Nu ką, trečias krioklys pasiektas. Maikės ir skrybelės ant šakos. Tortas kaip priklauso tokiai šventei. Sekantis veiksmas tai eiti maudytis, nes aš esu visas šlapės. Visur viskas bėga. Skanaus. Žodžiu, grįžinėjau į aikštelę. Beveik prie pat. Perėjau per viską. Žmonių mažoka. Ar čia tokia diena, ar čia tiesiog nėra populiari vieta. Bet įspūdis toks ir yra, kaip sakiau, kad tas wow daugiau matosi per reklamų nuotraukas, per ChatGPT rekomendacijas, bet pats įspūdis yra, nerekomenduoju čia įtraukti į must do sąrašą.